Ištrauka iš Gešės Džampo Stinlėjaus knygos 4 tauriosios tiesos. 2 skyrius – Dvasios ugdymas. Vienas didis mokytojas, Kadamo tradicijos sekėjas, sakė savo mokiniams: visą savo gyvenimą aš studijavau ir praktikavau sutras ir tantras. Atkreipiau dėmesį į tai, kad visą budizmo mokymą galima sujungti 2 praktikomis. Pirmoji – tai visos žalos šaltinių, nežinojimo ir savimeilės šalinimas. Jie kenkia ir jums, ir kitiems. Juos reikia laipsniškai šalinti iš sąmonės. Tam tikslui Buda pateikė daugybę metodų: mokymus apie atsižadėjimą, 4 tauriąsias tiesas, nepastovumą ir mirtį, žmogaus gyvenimo vertingumą, karmą. Visi šie mokymai yra skirti vienam vieninteliam tikslui – savimeilės ir egoizmo naikinimui. Mokymas apie tuštumą taip pat skirtas šių ydų šalinimui. Jeigu jūsų praktikos metu tos savybės nepasikeičia, jūs praktikuojate neteisingai. Antroji esminė praktika – rūpinimosi kitais ugdymas. Tai Budos būsenos pasiekimo šaltinis. Visos šventos būtybės, bodhisattvos ir Budos, iškilo ugdydami rūpinimąsi kitais. Kad šitai būtų ugdoma dvasia, Buda išdėstė bodičitos mokymą, o tantra – tai tik mokymo apie meilės ir rūpinimosi kitais ugdymą atšaka. Kodėl mes praktikuojame tantrą? Klausė minėtas mokytojas. Kodėl stengiamės greitai tapti Budomis? Pagrindinė priežastis yra siekis kuo greičiau pradėti veiksmingai rūpintis kitais ir jiems padėti. Noras greitai tapti Buda suprantamas. Vien kartojant mano perduotas mantras, praktikuojant dievybės jogą, jums neįmanoma pasiekti to tikslo. Turint tokią motyvaciją, jums bus sunku tęsti savo praktiką. Kol esate šalia dvasinio vadovo, jo įtakoje jums kyla jausmas, kad praktikuojate dharmą. Jūs kartosite mantras ir dėl to jausitės labai įsiaudrinę. Mokytojas patars jums pakartoti mantrą 1000 kartų. Bet jūs, būdami įsiaudrinę, panorėsite ją perskaityti 2000 kartų, o vėliau, laukdami pagyrų, pranešite savo mokytojai, kad perskaitėte 2000 mantrų. Ir aš įvairiai bandžiau tai praktikuoti, tačiau tai neveikė. Galų gale viskas sugrįžta į vieną pamatinį dalyką – 4 tauriąsias Budos tiesas. Jos labai svarbios. Kai aš galvodavau apie 4 tauriųjų tiesų mokymą, mano akys prisipildydavo ašarų, nes suvokiau, koks didis mokytojas yra Buda ir visa širdimi pajutau jam pagarbą. 2.1 skyrius. 4 kilmingosios šeimos sūnaus savybės. Esant galimybei, stenkitės pergalės atiduoti kitiems, o priekaištus bei pralaimėjimus prisimti savo. Rūpintis kitais labiau nei savimi ir puoselėti 4 kilmingosios šeimos sūnaus savybės. Turėdamas šias 4 savybės, jūs savaime tapsite tauriu žmogumi. Eidami šiuo keliu, anksčiau ar vėliau tapsite bodhisattva. Bet pirmiausia, reikia tas 4 savybės išsiugdyti. Pirmoji savybė – gėdytis kalbėti apie savo pranašumus, pervertinti save. Antroji savybė – su malonumu kalbėti apie kitų pranašumus, gerasias savybės. Trečioji savybė – gėdytis kalbėti apie kitų trūkumus. Ketvirtoji savybė – džiugiai pasakoti apie savo trūkumus. Pirmosios savybės pamatas yra gėda liaupsinti save. Aš labai protingas, puikus, mane reikia gerbti, aš. Žmonės greitai pavargs klausytis, kai be perstojo kalbate vien apie save.
To jums reikia iš tikrųjų gėdytis. Girdėdami, kaip kitas žmogus visą laiką kalba apie save, aš toks, aš turiu tai ir tai, jūs galvojate, kaip bjauriai jis elgiasi. Jums taip pat verta gėdytis liaupsinti save, nes kiti pagalvos, kad esate didelis egoistas. Tibete ir Kalmukijoje savigyra tradiciškai buvo nepriimtina, laikoma gėdinga. Tačiau dabartiniai politikai įvedė savo tvarką ir savireklama jiems tapo strategijos pagrindu. Iš tiesų, tai yra strategijos griovimas, taigi gėdykitės girti save. Jeigu nejučiomis pradedate taip daryti, pasistengkite tai pastebėti ir sielos gelmėje dėl to susigėsti. Jūsų ego toks gudrus, kad bandys jūs liaupsinti nevalingai, labai gudriai, subtiliai. Kartais jūs galite kam nors garsiai tarti, o aš nieko nežinau, bet net ir tai gali būti savigyra. Universitete vienas mano bendrakursis rašė labai gražių braižų ir jis puikiai tą suvokė. Kartą parodė kažką parašytą ant popieriaus lapo ir tarė: žiūrėk, kokia negraži mano rašysena. Aš jam atsakiau: ką tu kalbi? Tavo labai graži rašysena. Tikriausiai jam patiko ši išdaiga, nes po kelių dienų jis bandė ją pakartoti. Kai aplink mus buvo daugybė žmonių, bendrakursis parodė savo prirašytą lapą ir tarė: pažiūrėk, kokia baisi mano rašysena. Aš atsakiau: iš tikrųjų, tavo rašysena baisi. Taigi, jeigu kieno nors egoizmas pradeda žaisti tokius gudrius žaidimus, jūs neprivalote užkibti. Atvirkščiai, stenkitės padėti tokiems žmonėms atsikratyti egoizmo. Taigi, jums turi būti gėda liaupsinti save. Aš toks nuostabus. Tačiau, kai jūs kas nors giria, taip pat nesidžiaukite, suvokdami, kad pagyros jūs gadina. Jei įpratote džiaugtis kitų sakomomis pagyromis, tai kai tik jūsų nepagirs, panorėsite užpildyti šią spragą. Kad pradžiugintumėte save, pradėsite patys save liaupsinti. Todėl nereikia per daug džiaugtis pagyromis. Supraskite, pagyros padaro žaizdą jūsų dvasioje ir kiekvienas komplimentas tą žaizdą dirgina ir gilina. Kuo dažniau girdite liaupses, tuo didesnė tampa jūsų žaizda. Tai nematoma žaizda, bet ji yra jūsų dvasioje. Pavyzdžiui, moteris mėgsta komplimentus. Jai patinka, kai žmonės sako, kad ji graži. Kiekvienas komplimentas platina ir gilina nematomą žaizdą jos sąmonėje. Tarkim, ji yra kitos moters ne itin dažnai savo adresu girdinčios komplimentus draugijoje. Prie jų priėjęs vyriškis pareiškė: ei, jūs dvi baidyklės, ką čia veikiate? Baidyklėmis jis pavadino abi moteris, tačiau moters, kuri retai girdėdavo komplimentus ir nelaikė savęs gražuole, šie žodžiai stipriai nepaveikė. Žodis baidyklė jai pro vieną ausį įskrido, pro kitą išskrido. Pirmajai moteriai, kuri užvaldyta savo grožio idėjos, laikė save gražuolę, dėl nuolat jai sakomų pagyrų, žodis baidyklė pervėrė širdį tarsi užnuodyta strėlė. Visą naktį ji negalėjo užmigti, galvoje teskambėjo žodis baidyklė. Šis žodis paaštrino nematomą žaizdą, sukurtą kitų žmonių pagyrų ir komplimentų. Jūs galite paeksperimentuoti ir su asmeninė patirtimi, įsitikinti, kad turite tą nematomą žaizdą. Jums nebūtina jos pamatyti, kad suprastumėte, jog ji yra. Pavyzdžiui, sužeista jūsų ranka. Jei visiškoje tamsoje paliesite sveiką ranką, jūs nepajusite skausmo. Bet jeigu paliesite žaizdotą ranką, jums skaudės. Pagal skausmo pojūtį, net nematydami žaizdos, jūs galite nustatyti, kur ji yra. Iš tų dviejų moterų sudirgo tik toji, kuri turėjo nematomą žaizdą,
susikurta dėl prisirišimo prie komplimentų ir savo grožio. Pavyzdžiui, Kalmukijos vyrai neturi su grožiu susijusios žaizdos. Jeigu jūs pasakysite kokiam nors kalmukui, tu baisus, jis tik nusijuoks ir paantrins, na taip, baisus. Ir nejaus jokio pykčio ar nuoskaudos. Tačiau Kalmukijos vyrai turi kitą nematomą žaizdą. Jeigu kalmuką pavadinsi bailiu, jis tikrai praras savitvardą. Kaip tu drįsti mane pavadinti bailiu, aš kalmukas, manyje teka Činghishano, džiungarų kraujas, jų nematoma žaizda, susijusi su asmeninė drąsa. Kuo daugiau tokį vyrą kalmuką giria, tu stiprus, drąsus, bebaimis, tuo gilesnė tampa jo nematoma žaizda. Nieko nebijoti taip pat kvaila, kaip sakyti, aš nebijau ugnies ir kišti ranką į ugnį. Dėl idėjos kęsti skausmą ne didvyriškumas, o paprasčiausia kvailystė. Skirtingi žmonės turi skirtingas žaizdas. Pavyzdžiui, kai kurie aktoriai prisirišę prie savo vaidybos pagyrų. Jų vidinė žaizda susieta su aktorinė meistrystė. Jei pabandysite juos įžeisti, kalbėdami apie ką nors kitą, nekils jokių keblumų. Bet jeigu pareikšite, kad jie prasti aktoriai, jie būtinai sudirgs. O man visiškai nesvarbu, ar vadinsite mane nevykėliu aktoriumi ar bjauriu žmogumi. Netgi jei pavadinsite mane bailiu, aš dėl to nė truputėlio nesutriksiu. Tačiau jūs manyje sukūrėte nematomą žaizdą. Gyvendamas kalnuose aš jos neturėjau. Kai nieko nemokai, niekas ir nesako, tu esi labai geras mokytojas. Dalykas tas, kad jūs giriate mano mokymą ir aukštinate mane kaip mokytoją. Taip kuriate mano sieloje nematomą žaizdą. Ir jeigu jūs man sakote, kad mano mokymas neįdomus, jūs tą mano žaizdą užgaunate. Jūs galite man sakyti, kas tik patinka, tik nesakykite, kad mano mokymas neįdomus. Žinoma, aš pajuokavau. Iš tikrųjų, jei tapsiu priklausomas nuo jūsų liaupsių, mano širdyje atsiras žaizda. Visomis išgalėmis stengiuosi to vengti. Todėl aš dabar turiu nedidelę žaizdą, o tik žaizdelę. Tai rodo šie ženklai. Jei man kas nors pasako, kad mano mokymas neįdomus, aš visiškai nesusijaudinu. Bet jeigu kas kalba, kad mano mokymas labai sudomina, pajuntu šiek tiek džiaugsmo, kažkokį pasitenkinimo jausmą. Tai ir yra žaizdelės buvimo liudininkai. Gyjančios žaizdos vietą visuomet niežti. Jeigu ją pasikasote, pajuntate malonų jausmą, nes ten yra užsitraukusi gyjanti žaizda. Todėl galiu sakyti, kad šiuo metu mano žaizda nedidelė. Jeigu mano žaizdą kas nors pakaso, švelniai paliečia, aš jaučiu malonumą, bet neskausmą. Tačiau aš suvokiu, jeigu ją draskysiu, ji vėl atsivers ir man skaudės. Supraskite, kad kiekviena pagyra panaši į žaizdos pakasimą ir gali tik įaitrinti žaizdą, bet neišgydyti. Šantideva pasakė, malonu, kai gyja žaizda, bet maloniau, jei žaizdos visai nėra. Šie žodžiai labai išmintingi. Žinau, kad mes visi trokštame malonumų, todėl mėgstame kasyti savo žaizdas. Tai mums suteikia šiek tiek malonumo, bet kartu gilina mūsų žaizdą. Be to, panagėse pilna nuodų. Kuo stipriau nagais draskome žaizdą, tuo daugiau nuodų į ją patenka ir ji pasidaro pavojingesnė. Kitų pagyros ir komplimentai yra lyg žaizdos kasimas. Suprasdami šią filosofiją, jūs galite patys keisti savo charakterį. Savikritika yra tarsi žaizdos gydymas. Kai žaizdą plaunate, dezinfekuojate, tvarstote, tai turi gydomąjį poveikį, nors ir sukelia nemalonius pojūčius. Tai supratę,
Jūs džiaugsitės kritika, kuri yra tarsi vaistai nuo proto žaizdų. Ji tarytum vaistų injekcija, skausminga, bet naudinga. Gydytojui padarius injekciją, jūs padėkojate jam, nes žinote, kad injekcija jums naudinga. Taip ir kritikuojantiems, sakantiems jums nemalonius žodžius, turite būti dėkingi. Jie padeda gydytis jūsų žaizdas. Mūsų charakterį galima apibūdinti vienu tibetietišku palyginimu. Kiaulė savo šeimininką laiko geradariu, nes jis gausiai maitina ir linki dar daugiau ėsti ir greičiau storėti. O šeimininkas arkliui plauna ir tepa vaistais žaizdą, tasai galvoja, koks piktas mano šeimininkas. Kol esame samsaroje, mes panašus į kiaulę ir arklį. Džiaugiamės tuo, kuo džiaugtis neverta. Blogu laikome tą, kuris nėra blogas. Supraskite, kad liaupsės panašios į kiaulės pašarą. Žmonės puikiai supranta, kad pagyromis gali įgyti pasitikėjimą, tad norėdami kokį nors žmogų apvynioti aplink pirštą, be saiko jį giria. Apgavikai puikiai supranta šį žmonių trūkumą. Nuo pagyrų žmonės aklėja. Iš pradžių jie giria žmogų, vėliau apgauna ir pasiekia trokštamą rezultatą. Ar suprantate, kur mūsų silpnybė? Budizme ji buvo atskleista prieš 2,5 tūkstančio metų. Psichologai netaip seniai suprato, kad liaupsės apgaudinėja žmonės, nuveda juos klystkeliais. Pasakykite sau, nuo pagyrų aš silpnėju. Ir iš tikrųjų, pagyros niekada jūsų nepadarys stipresnių. Kuo daugiau kritikos girdite savo adresu, tuo stipresni tampate. Todėl geras treneris ar mokytojas su savo mokiniu elgsis gan griežtai ir nepuls be reikalo jo girti. Vienas mano dvasinis vadovas, Samdongas Rimpoče, per visą gyvenimą manęs nė karto nepagyrė. Nepagyrė nė vieno savo mokinio. Vienąsyk savo viešuose mokymuose jis pasakė: aš negiriu jūsų, sugretinu jūs su tais, kurie už jūs geresni, o tai jau savaime yra pagyra. Visą laiką jis laikė aukštai iškeltą kartelę. Niekuomet mūsų nelygino su kokiais nors blogais žmonėmis. Jis mus lygino su aukštos dvasios žmonėmis. Nors palyginus su jais mes turėjome begalę trūkumų. Tačiau toks požiūris mums padėjo žengti pirmyn. Tai būtina žinoti. Kai suprasite visą 4 kilmingos šeimos sūnaus savybių filosofinę esmę, jūs savaime gėdysitės girti save. Antroji kilmingosios šeimos sūnaus savybė – džiugiai kalbėti apie kitų pranašumus, užuot gyrusius savo geromis savybėmis. Tam tikslui reikia pastebėti kitų pranašumus. Jei jūs nusiteikę domėtis kitų žmonių geromis savybėmis, tada jas pastebėsite. Bet jeigu jums nemalonu kalbėti apie kitų gerąsias savybės, jei apie jas kalbate visai nesidžiaugdami, kitų pranašumai jūsų dėmesio netraukia. Jūs imate pastebėti kitų žmonių gerąsias savybės tik tada, kai jie jūs sudomina. Be to, jei pradėsite matyti pranašumus, liausitės pastebėję trūkumus. Savo pokalbiuose stenkitės daugiau minėti vienų ar kitų žmonių pranašumus. Sakykite: tas žmogus turi va tokią gerą savybę. Ano geras, štai toks bruožas. Apie bet ką kalbant, reikia minėti kitų pranašumus. Jūs išties sugebate tai daryti. Kartais draugai ir artimieji man sako: tau visi žmonės geri, kodėl apie kitus kalbi tik gerai? Na ir kas čia bloga? Šaunu, jeigu blogame žmoguje jūs pamatysite pranašumą. Net ir pikčiausiame žmoguje galima rasti pranašumų, jei tik sugebėsite juos pastebėti. Jeigu ir suklysite, blogą žmogų palaikę geru, jokios neigiamos karmos nesusikursite. O garbingą žmogų laikydami kvailu,
kursite sunkią neigiamą karmą. Kuo daugiau savo mintimis ir žodžiais pabrėžite kitų žmonių pranašumus, tuo geriau apsisaugosite nuo neigiamos karmos. Reikia tai atminti ir džiugiai kalbėti apie kitų žmonių pranašumus. Jeigu jums šiandien kils noras su kuo nors pasikalbėti, užuot įprastai pasakoję apie save, pasistengkite pastebėti ką nors gerą kituose ir apie tai pakalbėti. Svarbu, kad vyras ir žmona dažniau pastebėtų vienas kito pranašumus. Ilgai kartu gyvenantys sutuoktiniai pradeda dažnai pastebėti vienas kito trūkumus ir vis rečiau prisimena gerąsias savybes. Be to, jie užmiršta savo sutuoktinio gerumą ir pamena tik patirtas nuoskaudas. Toks kelias veda į skyrybas. Jeigu aš paklausiu, kokius trūkumus turi jūsų žmona ar kuris kitas artimasis, tai juos vardydami plieksite tarsi iš kulkosvaidžio. O jeigu pasidomėsiu, kokie jūsų žmonos pranašumai, jūs atsakysite, man reikia pagalvoti, negaliu iš karto išvardyti. Netgi tada, kai valgysite žmonos pagamintą vakarienę, į šį klausimą atsakysite, man reikia pagalvoti. Štai kur jūsų silpnybė. Jums reikia pakeisti mentalitetą. Vienas jo trūkumas tas, kad turite polinkį pamiršti kitų gerumą, tačiau puikiai menate bet kokią jums padarytą žalą. Tai ištisa samsaros liga, būdinga ne tik kalmukams, rusams ar tibetiečiams, bet visoms samsaros būtybėms. Supraskite, kad tai trūkumas sukeltas jūsų psichikos. Turite išmokti elgtis priešingai, aiškiai atminti kitų žmonių gerumą, galvoti apie jų gerąsias savybės ir užmiršti jų daromas smulkias klaidas. Tada džiugiai kalbėsite apie kitų pranašumus. Jeigu visi žmonės įgytų 4 kilmingosios šeimos vaikų savybės, tokie serialai kaip Santa Barbara savaime išnyktų. Tačiau dabartinėje situacijoje toks serialas yra begalinis, nes žmonės tų 4 savybių neturi. Jie nesigėdija girtis ir visai nemėgsta kalbėti apie kitų pranašumus. Jų savybės kardinaliai priešingos kilmingosios šeimos sūnų 4 savybėms. Todėl mes, visos samsarinės būtybės, primename vaikus, lengvai dėl kažko pradžiungame ir taip pat lengvai puolame į neviltį. 3 savybė – gėdytis kalbėti apie kitų trūkumus. Šis toks, tas anoks, netgi jeigu žmogus ir turi kokių nors trūkumų, kam apie tai kalbėti, tai ne jūsų reikalas. Išsakydami kritišką požiūrį, pirmiausia paklauskite savęs, ar aš neturiu tokio trūkumo? Jei esate tikras, kad neturite, galbūt ir pateisinama nurodyti kitiems jų veiksmų klaidas. Tačiau, jei patys kenčiate nuo tokių pačių trūkumų, pirmiausia jų atsikratykite, o tik po to nurodinėkite kitiems, ko nedera daryti. Kartą viena beždžionė, visa aplipusi purvais, sutiko kitą, kurios tik uodegos galiukas buvo purvinas. Užsiemusi nosį, rodydama pirštu, pradėjo šaukti, pažiūrėkite, kokia ji apskretelė. Kartais jūs elgiatės kaip toji beždžionė. Ateinate pas mane ir sakote, Gešė, jis šioks, ji anokia. O aš žiūriu į jūs ir matau beždžionę iš tos istorijos. Jūs nuo galvos iki kojų susitepę purvu, bet net kreipdami dėmesio į save, rodote į kitus. Jis purvinas, ji purvina. Toks jau mano charakteris. Aš nemėgstu, kai man esant kritikuojamas kitas žmogus. Man tai nemalonu. Labiau patinka, kai man esant kas nors ką nors giria, kalba apie kitų žmonių pranašumus. Kai pas mane ateisite ir pasakysite, Gešė, štai tas žmogus atliko didžiulį darbą, aš su juo būčiau nesusidorojęs, o jam pavyko. Tai nuostabu. Prašom pasimelsti, kad tam žmogui
būtų viskas gerai, kad jis ateityje galėtų dar labiau padėti kitiems. Tuomet aš jumise regėsiu būsimąjį bodhisattvą ir tikrai imsiu jūs gerbti. Jeigu norite tikrai pradžiuginti savo dvasinį mokytoją ar jo šventenybę Dalai Lamą, svarbu jiems esant kalbėti apie kitų žmonių pranašumus, o neskųstis jais. Per audiencijas su jo šventenybė Dalai Lama ar kitu savo mokytoju aš nė neužsimenu apie žmonių trūkumus. Savo mokytojams pasakoju apie kitų pranašumus, kiek naudos jie atneša, ką gerą padaro. Taip jau yra, kad mūsų laikais mokytojų nepasiekia teigiamą informaciją apie žmonės. Jie girdi vien kvailas apkalbas. Todėl laikau savo pareigą jiems papasakoti, kiek iš tikro žmonės daro gerą. Stenkitės sekti mano pavyzdžiu, kartu ugdydami antrąją kilmingosios šeimos sūnaus savybę. Jeigu kada nors susitiksite su kokiu didžiu lama, nesigirkite savo meditacijomis, atliktomis atsiskyrimo praktikomis, retritais ir kitais pasiekimais. Geriau sakykite, man sunkiai sekasi medituoti štai tokią temą ir praktikuoti. Prašau jūsų patarimų. Tuomet jūsų susitikimas su mokytoju bus pateisinamas. O jeigu pradedate girtis, mokytojas suvokia, kad jūsų protas dabar labai silpnas, jog dabar jūs barti nenaudinga, nes nuo to jums pasidarys tik blogiau. Tad nieko kito jam nelieka, tik jūs girti. Į jūsų pasigirimą jis te atsakys, o kaip puiku. Žinoma, tai jums nenaudinga. Jūs turite džiaugtis, kai mokytojas jūs bara ir kritikuoja. O jeigu giria, jūs esate silpnas žmogus ir su jumis reikia elgtis švelniai. Supraskite tai ir stenkitės savyje puoselėti šią savybę, mokėjimą džiaugtis, kalbant apie kitų pranašumus. Ką bedarytų kiti žmonės, kaip jie besielgtų, visą laiką prisiminkite. Svetimų trūkumų svarstymas ne mano reikalas, jie yra ne mano. Be to, jeigu nuolat skleisite paskalas apie svetimus trūkumus, Budų ir bodhisattvų niekaip nepradžiuginsite. Jei labai jau norite kam nors nurodyti jo trūkumus kraštutiniu atveju, tai darykite būdami su juo, kitiems negirdint. Atjausdami jį, pasakykite, tu elgiesi neteisingai, būk geras, taip daugiau nedaryk. Tai geras kritikos būdas, kuris iš tikrųjų gali duoti naudos kritikuojamajam. Ir bus labai neteisinga, jeigu garsiai kaltindamas žmogų dėl kažkokio poelgio, norėsite jį pažeminti daugelio akivaizdoje. Tad gėdykitės kalbėti apie kitų trūkumus. Pajutus norą ką nors smerkti, reikia susigėsti ir patylėti. Bet jeigu žmogus labai kenkia kitiems, apgaudinėja, klaidina, jo pranašumų girti neverta. Geriausia laikytis nuo jo nuošaliau, saugoti neutralumą ir neišsakyti apie jį jokios nuomonės. Kai kurių žmonių aš negiriu, bet ir nekritikuoju. Jei aš juos girsiu, yra pavojus, kad mane neteisingai supras, o kritikuoti aš taip pat nenoriu. Tačiau kai kuriais atvejais kritika dera, kaip priemonė atverti žmonėms akis, kad jie pamatytų realią padėtį. Ketvirtoji kilmingosios šeimos sūnaus savybė – mokėjimas lengvai linksmai pasakoti apie savo trūkumus. Mes elgiamės priešingai, slepiame savo trūkumus, negalime atvirai jų pripažinti. Jeigu išmintingam dvasinės aukštumas pasiekusiam žmogui prisipažinsite apie kokią nors neigiamą savo savybę, jis pradės tik labiau jūs gerbti, nes supras, kad jums užteko tvirtybės atvirai pasipasakoti apie savo trūkumus. O jeigu išmintingajam jūs girsite savo geromis savybėmis ir pasiekimais, jis žvelgs į jūs kaip į mažvaikį. Jūsų kūnas suseno, plaukai pražilo, o protas liko kaip vaiko. Jeigu mažus vaikus pagirsite, jie iš karto taps laimingi, o jei truputėlį pabarsite, jie pravirks.
4 kilmingosios šeimos sūnaus savybių ugdymas yra dharmos praktika. 4 savybė ypač stipri ir ją išugdyti paprasta. Pirmajame etape išmoksite džiaugtis kitų kritikuojami, o vėliau jau gebėsite linksmai pasakoti apie savo trūkumus. Jeigu sugebate išugdyti šią dvejopą savybę, jūs esate geras praktikuotojas. Kad išsiugdytumėte šią savybę, jums būtina filosofija. Visi dvasios ugdymo, lodžongo ir lamrimo mokymai padeda ugdyti tas 4 savybės. Kaipgi išmokti džiaugtis kitų išsakoma kritika? Vienas Kadamo tradicijos mokytojas kalbėjo: džiaukis peikiamas, nesidžiauk liaupsinamas. Peikimas tai tarsi nektaras, kuris tave apvalys nuo trūkumų. Liaupsės pagadins tave. Jeigu kas nors pamatęs išterliotą jūsų veidą apie tai pasakys, kamgi pykti ant tokio žmogaus? Priešingai, reikia jam padėkoti. Mes nematome savo trūkumų, bet lengvai pastebime kitų klaidas. Tibete yra tokia patarlė: sunku savyje pastebėti dramblio dydžio ydą, bet lengva kitame žmoguje pamatyti trūkumą mažesnį už vabalėlį. Rusai sako panašiai: kitų akyje ir šapelį pamatome, o savojoje nepastebime net rasto. Taip jau veikia klaidingas samsaros mechanizmas. Reikia išmokti pastebėti savyje trūkumus, netgi tokius smulkius kaip šapelis ar trupinėlis. Na, o kitų žmonių trūkumai su jumis nesusiję. Jeigu norite padėti žmogui jų atsikratyti, galite pasistengti tai padaryti, bet daugiausia dėmesio vis dėlto skirkite savo trūkumams. Jeigu norite su šaknimis išrauti savo trūkumus, kaskart, kai kas nors juos nurodo, džiugiai juos pripažinkite: labai ačiū, anksčiau savyje to nepastebėjau, dabar žinosiu. Jeigu nuolat stebėsite savo trūkumus, kitame etape jau linksmai galėsite pasakoti apie juos kitiems. Tačiau nereikia visą laiką kalbėti tik apie savo trūkumus. Kritikuokite save tomis akimirkomis, kai jūsų ego norės padaryti įspūdį kitiems. Kaip tik tai yra deramas dalykas ir jis sukels aplinkinių pagarbą. Jeigu galite džiugiai pripažinti savo trūkumus, jūs džiaugdamiesi klausysitės ir kitų žmonių pastabų apie juos. Jeigu kas nors kažkuo jūs apkaltino ir be reikalo barasi, atidžiai išklausykite tą žmogų ir po to padėkokite. Dar pagalvokite, kokia puikia galimybė ugdyti kantrybę. Iš tikrųjų, jeigu niekas niekada nepasakos apie jūsų blogybės, kaipgi jūs išugdysite kantrybę ir kaip ją vėliau praktikuosite? Jūs gavote pakankamai teorinių žinių. Dabar jums suteikiama puikiai galimybė pritaikyti jas praktiškai. O tai reiškia, kad nepalankios aplinkybės iš tikrųjų jums labai palankios. Kaip sauna, karšta, bet naudinga sveikatai. Kai žmonės supranta, kad sauna naudinga sveikatai, jie pasirengia mokėti pinigus už išsimaudymą joje, o po to pasako ačiū. Taip ir kai kiti žmonės, pavyzdžiui, kaimynai, kalba jums kažką nemalonaus, šiurkštauja, įžeidinėja, priimkite tai kaip nemokamą sauną. Būkite jiems už tai dėkingi, nes jūsų protas gauna puikų jėgos užtaisą. Stiprėja tarsi kūnas saunoje. Tikram praktikuotojui, norint ugdyti dvasią, nepakanka įprastų gyvenimiškų problemų. Kaip rusiškos pirties mėgėjai karštoje garinėje atrodo vėsu ir norisi daugiau garo. Dvasios ugdymo praktikoje yra vadinamieji 4 pasirengimai savo gyvenimiškoms problemams sustiprinti, kad jų taptų daugiau ir kad galėtumėte jas versti dvasiniu keliu. Mums kol kas anksti prašytis papildomų, didesnių problemų. Pakaks išmokti paversti dvasiniu keliu tas, kurias jau turime. Įpraskite džiugiai pripažinti savo trūkumus
ir pasakoti apie juos kitiems. Įgijus šią savybę, jūs neširsite išgirdę nemalonius žodžius apie save. Nejučiomis tapsite kantresni. Jūsų širdyje neliks vietos depresijai, bet kokioje situacijoje būsite ramus. Prisiminkite šias 4 kilmingosios šeimos sūnaus savybės. Kasdieniame gyvenime sunku jas palaikyti, tad kol kas pasistengkite tą daryti bent retrito metu. Mano mokytojas kartais papildomai pabrėždavo kokias nors man jau žinomas nuostatas, kad mano širdyje jos paliktų gilų pėdsaką. Aš taip pat įsakmiai kraunu šios mokymus į jūsų protus, kad jie pasiektų jūsų širdis, kad jų nepamirštumėte. Jūs klausytumėtės manęs labai susidomėję, jei teikčiau jums vien naują informaciją, bet tuomet ji pro vieną ausį įlėktų, pro kitą išlėktų, o tarp ausų nieko neužsiliktų ir jūsų susidomėjimas greitai atslūgtų. Jūs klausotės mokymo lyg žavios istorijos. Vienas iki išgirdę, antrą kartą klausytis nebenorite. Aš ne istorijų pasakotojas ir ne pasakų sekėjas. Jeigu toks būčiau, mano uždavinys būtų padaryti, kad visiems būtų įdomu. Bet aš čia esu, kad mokyčiau jūs dėl jūsų gerovės, kad padėčiau jums susikurti teigiamą nusiteikimą ir nugalėti neigiamas emocijas. Toks mano pagrindinis tikslas. Šios 4 savybės jums tiesiog būtinos, nes jos yra kilmingosios šeimos narių charakterio bruožai. Įgarsino Mahajana Akademija.